galvoju, kad, švyturiam pasisekė. Bėda tik galbūt ta, kad tie senieji švyturiai yra mūsų pažeisti, 45 metais nebeliko jų, arba jie, kaip sakyt, yra rekonstruoti, bet iš kitos pusės, iš tikrųjų, švyturiai kaip niekada nusipelnė didelio dėmesio. Ir to dėmesio, reiškia, vieni iš autorių esame ir mes. Tai yra išleidę, parengę šitą knygelę, sukrapštę tos pinigėlius, kuriuos reikia mokėti už leidybą, kuriuos reikėjo, čia dabar buvo vėl iššūkių, jie patys kalbės, kad, vis tiek, pamatot, aš pats čiupinėjau ir galvoju, kas čia taip blizga, kas čia taip užkimba, taip už piršto ir taip toliau. Taip, kad ačiū rengėjam knygos, na ir ką, labai miela, kad jūs suėjote ir aš galvoju, čia bus įdomių ir eksperimentų, iš tikrųjų pasižiūrėti, ar ta knyga tikrai jį veikia, ar su ją galima dirbti. Taip, kad linkiu visiems sėkmės ir gražaus vakaro. Aš norėčiau dar pakviesti savo kolegę Viktoriją. Ji, ko gero, labiausiai prisidėjo prie pritaikymo šios knygos žmonėms su regos negalia. Tai, Viktorija, su kokiais iššūkiais tu susidūrei? Iššūkiai tai turbūt kaip būtų atrinkti patį tinkamiausią tą paveikslėlį, kad jis tai būtų visiems aiškus, kaip išdėstyti tą tekstą ir tas visas kūrybinis procesas, kuris vyko, mes su Agne tikrai glaudžiai bendradarbiavom, jie ten padaro, atsiunčia man, žiūrėk, ar čia taip yra skaityti įmanoma, ar eis ten suprasti, kas, aš tai taip pat savo buvo ir mokiniams duodu, pabandyti, sakau, ar čia suprantamas, ar čia ne per daug kažkokio informacijos, kuri ten trikdo, sakykime, per daug papildomų paveiksliukų. Ten tokie taškeliai buvo, bereikalinga, nuimam. Tai tas toks kūrybinis procesas buvo tikrai labai įdomus ir tiesiog stengiamės padaryti tą patį tokį, rasti geriausią rezultatą. Tai nežinau, šiandien turbūt visi galės įvertinti, kaip mums sekėsi. Tai bevartydami knygelę pamatysite, kad visur yra ženkliukas, QR kodas, ar ne? Ir dabar kai kam tas QR kodas reikalingas ir ką mes čia norėjom su juo padaryti. Ir mes norėjom, kad atsirastų informacija ir gestų kalba, ne? Ir galiu papildyti, net ne tik gestų kalba, yra įgarsinimas iš karto automatiškai. Tai mes toj knygeliai nuimam labai daug teksto brailio raštu, nes jeigu būtų knyga pritaikyta tik neregiams, ji būtų žymiai storesnė, ar ne, Regina? Taip. Tikrai tokia būtų visiškai kitokia. Tai mes, kad taip ir tarėmės, kad su Agne irgi kuo mažiau to teksto brailio raštu, geriau tada dedame QR kodus, kurie tinka ir gestų kalba yra kalbama, ir taip pat garsinių šnekama. Tiesiog du viename gavosi. O kaip jūs? Gaila, nėra mano kolegės Ninos, kuri irgi dirbo prie šio projekto. Jinai buvo mano patarėja, koordinatorė. Ir iš tikrųjų, su kokiais mes iššūkiais susidūrėm, yra gestų, tarkim, yra žodžių, kurie neturi savo gesto. Tai mes tiesiog turėjom kažkaip tai paaiškinti papildomai, nes ten, sakykime, kai kurios vietovės neturėjo savo gestų. Tai iš tikrųjų klausėm ir kurčiųjų bendruomenės, tarkim, kaip Ventė, Kintai, Nida turi, neturėjo Uostadvaris. Tai mums teko, vieną gavome iš pagyvenusio kurčiojo gestą, o kitą sugalvojome. Tai sugalvojome Uostadvarį, o Ventė pasakė vienas senas žvejys mums, koks tas gestas, nes kurtieji kažkaip dažniausiai sako paraidžiui, ten, sakykime, pavyzdžiui, Ventė. Tai mes jau išsiaiškinom, kad yra gestas Ventė. Tai aš manau, kad šita knygelė bus kurčiųjų bendruomenė tokia kaip ir mūsų vietovardžių, mūsų apylinkės, sakykime, vietų gestų toksai kaip ir sklaida. Tai yra kelis epizodus mes perfilmavom, nes aš pati irgi kelis kartus juos žiūrėjau ir aš save pastačiau į kurčio žmogaus vietą, nes aš norėjau, kad jis pilnai suprastų tą tekstą. Ir man pasirodė, kad kažkur tai ten trūko informacijos, arba aš nepakankamai aiškiai išverčiau, tai kai kurios tekstukus iš naujo teko filmuotis, bet
pati patirtis buvo labai įspūdinga tom, kad aš šiaip nelabai domėjausi apie tą švyturių istoriją, tai tikrai daug sužinojau. Ir labai geras dalykas yra tas, kad patiems kurtiesiems lietuvių tekstas yra ne jų gimtoji kalba yra gestų kalba. Ir tarkim, pavyzdžiui, mes jeigu truputį mokėtume angliškai arba, sakykime, truputį vokiškai ir mes gaunam tą tekstą. Juk aišku, daug smagiau tą tekstą skaityti savo gimtąją lietuvių kalbą. Tai taip ir kurtiesiem. Jiems yra daug smagiau tą tekstą suprasti, kai jis yra išverstas į jų gimtąją kalbą, tai yra gestų kalba. Ši knyga yra labai naudinga, nes labai gražios iliustracijos, labai ir atliepia dar šį laikmetį, kai tiek seni, tiek mokinukai jau moka naudotis išmaniosiomis technologijomis ir jiem tikrai bus paprasta susipažinti su šioje knygoje įdėta informacija. Ir ne tik tais, tarkim, nematantiems, neregiams ši knyga aktuali, bet ir mums, regintiesiems, vaikams mokykloje paduoti ir papasakoti, kad štai tie kauburėliai ant tos knygos, kaip direktorius minėjo, lipnios tos juostelės, tai yra ne šiaip sau jos, tai yra tiesiog skirti žmonėms su regos negalia. Tai vėlgi vaikas daugiau turės tas supratimą, kaip skaito tie neregiai, kaip jie mato tas knygas, kaip jie mato paveikslėlius. Tai tiesiog bus toks kaip ir labai svarbus postūmis įtraukiajame ugdyme. Ir mes dar, kaip ir kalbėjom, kad kaip tą knygą įrišti, vienas iš būdų ne veltui yra tokia parinkta spyruoklė iš tikrųjų, todėl kad vėlgi tą knygą gali skaityti ir vartyti žmogus turintis regos likutį, bet labai nedidelį. Bet jisai taip pat gali pasinaudoti elektroniniais didinimo aparatais. Ir jeigu knyga bus tokia, kaip yra kitos įrištos, ją atvertus, jinai siūbuoja. Ir tada su aparatu tuo paskaityti yra jau sudėtinga, vaizdas išsikraipo. O čia jinai pasideda plokštumoje, jinai yra irgi patogi, stabili, nejudanti tokia. Tiesiog tas, kas to nesusiduria, tiesiog apie tai net nepagalvoja. Tai tiesiog toks kaip blanknotas, bet jisai yra labai patogus. Kas jums padėtų lengviau, smagiau jaustis mūsų kultūros įstaigose? Tai ko gero, toje knygoje ir slypi atsakymas, kad būtų galima, aišku, eksponatų, ne visus galima liesti eksponatus, bet tai galbūt būtų įmanoma padaryti iškiliojo piešinio pagalba, tarkim. Galų gale įgarsinta vėlgi informacija apie eksponatus. Kas tai yra? Taip, ir iš tikrųjų tos technologijos, bet niekada nepamirškime tų pačių žmonių, kurie dirba muziejuje, kad nebijotų bendrauti, tiesiog, kad tas būtų malonus toks bendravimas, tai turbūt tas ir atstoja netgi visas technologijas. Nes kartais, aš kalbu tik tais iš patirties, kadangi mes dirbam su žmonėm, vaikais, kurie turi regos negalią. Ir pagrindinis principas gali būti, kad tas vaikas ar suaugęs paprašys darbuotojo tiesiog paskaityti, sakys, ar tu gali man paskaityti, kas čia parašyta. Ir kad sulauktų to tokio teigiamo atsakymo, sakykime, žinoma, aš galiu perskaityti, jam tada nei tų technologijų galbūt reikės, jisai sužinos tą informaciją, ten jį kažkas dalis sudomins. O kaip mano skyriaus vedėja Regina sako, maketai, ten kažką apčiuopti, jeigu įmanoma padaryti, ar to tokiu kapsuliniu popierium atspausdinti, kaip čia, kur jūs turėjote edukaciją apie Klaipėdos irgi herbas, kur buvo daromas. Tai šitie dalykai, tai jie, taip, tų žmonių daug nebus, bet jie žinos, kad jie yra laukiami. Tai tas svarbiausias dalykas. Čia mano tokia nuomonė. Kalbant iš kurčiųjų pusės, tai aišku, tie visi, sakykime, tekstai gali būti irgi su barkodu, kaip knygelėje išversti būti į gestų kalbą. Bet žmogaus irgi tas dalyvavimas, tai būtent, kai muziejų, sakykime, darbuotojas gali susitarti su kurčiųjų organizacijomis,
surengti kažkokias tai edukacijas, jiems skirtas ekskursijas, kuriuose dalyvautų gestų kalbos vertėjai, tai irgi būtų labai šilti tokie susitikimai, žmogiški, nes galbūt kažkurie kurtieji, sakykim, taip atvažiuoja iki Klaipėdos, jie ateina pasižiūrėti į muziejų. Kiti kurtieji galbūt su savo grupe, su savo draugais visus galėtų susiorganizuoti, ateiti, susitarti, išsikviesti gestų kalbos vertėją, susipažinti daugiau, nes jūsų darbuotojai vis tiek žino daug daugiau, negu yra parašyta čia. Ir jūs galite tikrai papasakoti daug įdomiau ir labai stipriai praplėsti kurčiųjų akiratį. Nes aš esu buvusi kurčiųjų istorijos mokytoja, tai ir kiek esu kalbėjus su kitais kolegom, labai jiems daugam nepatinka istorija, nes vėlgi skaityti tą tekstą jiems nepatinka taip, kaip sakykime išversti. Kadangi aš labai gerai moku gestų kalbą, tai buvo mano stiprioji pusė, jiems patikdavo tos mano pamokos, o kurių kolegos, sakykime, kiti kolegos, kurie neturėjo, sakykime, iš tikrųjų gestų kalbos žinių, tai jų atsiliepimai tų mokinių buvo, kad ne, istorija per sunku, neįdomu ir panašiai. Tai čia vėlgi, bet jie, kai jiems papasakoja gestų kalba, žinokit, ta istorija atsiveria visai kitų kampų ir iš tikrųjų jie pamato tikrai tos istorijos grožį. Kviečiu mūsų projekto koordinatorę, jau pristatytą Agnę Domaitytę. Tai žinau, kad tai iš tikrųjų, kaip ir pasakyti, kaip ir visi koordinatoriai projektų, didžiausią naštą, sakykime, turi, velka, bet vis tik tai, Agne, dabar aš turiu tau užduoti klausimą. Tai kaipgi tu dabar jauties, kai jau tas darbas toks jau įvykęs, įgyvendintas? Oi, net nepagalvoju iš tikrųjų. Didžiuojasi. Turbūt iš tikrųjų didžiuojasi savimi ir dėkinga. Dėkinga visiems projekto partneriams, kurie prisidėjo, kurie atsakinėjo mano laiškus, kurie sutiko padirbėti ir daugiau, mažiau. Ir iš tikrųjų ne per seniausiai tik ir gavom iš spaustuvės, iš leidyklos knygelę. Ir tu žinai, kad tai kaip kūdikį gavosi, žinai, pasiėmau, išsikabinau tą knygelę ir taip smagu. Ir taip, ir tai žinai, tikrai kaip gimęs tas produktas, tai toksai, iš tikrųjų, labai smagus. Labai džiaugiuosi ir tikiuosi, iš tikrųjų, tikrai labai didelės naudos tiek neregių bendruomeniai, silpnaregių bendruomeniai, tiek kurčiųjų bendruomeniai, kaip ir Kristina ir Viktorija, Regina sako, kad greitai praplės tą akiratį ir galbūt irgi paskatins ir tą bendruomenę iš naujo ir atrasti ir kultūros įstaigas, ir muziejus, ir tą patį mūsų muziejų kaip tokį. Tai labai, kaip sakyti, daug lūkesčių, dar tolesnių lūkesčių yra sudėta į šitą knygelę. Aš turiu tūkstančius istorinių knygų ir tokio žanro aš nesu matęs. Dėl to, kad pirmiausia tai yra su specialiais poreikiais. Tai istorinių knygų aš nežinau, bent jau Lietuvoje. Nežinau tiesiog, nesu matęs. Užsienyje jo labiau, reiškia. Tai čia vienas tas dalykas, kur labai netikėta. Informacinė prasme, tai čia yra tai, kad jūs sugebėjot surinkti šitiek medžiagos. Aš savo konsultavimą tai nevertinu, man atrodo, kad aš ten tik tai šiaip jūs paklausėt, aš atsakau ten taip ir susirašinėjom keletą kartų. Bet kad jūs tiek sudėsit, kad jūs, reiškia, visus tos švyturius išbūsinėsit, kaip aš sakau, kad jūs Klaipėdos švyturio visas versijas nupiešit ir įdėsit į šitą knygą. Mes turim 2 istorinius gražiausius tokius jūrinius švyturius, kurių mes netekom. Tai yra Nidos ir Klaipėdos švyturys. Ir kad jūs tas versijas ir senojo, ir naujojo visas čia įdėsit, tai čia, aišku, labai nustebau. Plius jau visi kiti švyturiai įdėti, reiškia, visi svarbiausia ikonografija, kokia čia gali būti. O knyga yra be galo vertinga ir vertinga visiems, ypač žmonėms turintiem, reiškia, problemų regos, klausos. Tai čia yra fantastika, jie apskritai negalėjo pasiekti tos informacijos. Tai, kas čia yra padaryta, kad su tais kodais galima matyti vaizdus, įgarsinimą ir visą kitą, tai yra fantastika. Sveikinu ir ačiū labai.